Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandieną mes pasigaminsime labai skanų patiekalą, tai yra gaminsime sušius. Aš manau, daugelis iš mūsų mėgsta šį skanų patiekalą, bet ne kiekvienas drįsta jį pasidaryti. Arba tikiuosi, kad šis receptas jums labai patiks ir jūs būtent šio recepto pagalba pradėsite gaminti sušius. Patikėkite, jie tikrai išeina skanūs. Ir kokių produktų mums reikės, norint pasigaminti sušį? Žinoma, lapų, kilimėlio, lapai, kuriuos mes vyniosime savo skaniuosius sušį. Aš labai mėgstu lašišą, bet sušį asmeniškai man labiau patinka valgyti su krabų lazdelėmis. Tai tiesiog aš dalinsiu sušį per pusę. Pusę pasidarysiu su lašiša ir pusę su krabų lazdelėmis. Taip pat mums reikės agurkos, svogūno laiškų arba poro, avokado, taip pat reikės pastos, jinai, manau, nebūtina, čia tiesiog aštri, kaip man tai šita pasta primena labiau krienus, labai aštrius krienus, kažkam garstyčias, tiesiog nusipirku tokią aštrią pastą, taip pat reikės sūrio. Galima pirkti paprastą tepamą sūrį, įdėti į konditerinį maišelį ir išspausti. Aš tiesiog nusipirkau tokį, man su juo bus žymiai patogiau. Ir aš sušį, žinokit, darau visada taip, aš juos apkepu. Man tai yra patys skaniausi sušiai. Nemėgstu net keptų sušiai, nežinau kodėl, bet paragavau. Ir būtent tokia gamybos eiga man lipo ir prilipo. Taip pat reikės ryžių. Ryžius pirku štai tokius. Kaip juos pasigaminti, aš randu ant pakuotės. Jūs, žinoma, imkite produktus, brangūs žiūrovai, tokius, kokius jūs mėgstate. Mėgstate su lašiša, mėgstate su krabų lazdelėmis. Gal nemėgstate agurko, gal mėgstate tik tai papriką. Taip pat, kai aš apkepsiu sušį, man reikia štai tokių trupinių. Irgi imkite bet kokius, žinoma. Tai yra padažas, imkite sojos padažą, kokį jūs mėgstate. Gaminant sušį, bent jau mano atžvilgiu, nėra griežtų taisyklių. Nėra, kad būtinai turite naudoti lašišą, būtinai turite naudoti krabų lazdeles ar svogūno laiškus. Pas mane to žalumos nėra. Bent jau aš mėgstu daugiau, kai yra to šviežio mažo svogūno tokio. Taip pat galite naudoti svogūno laiškus. Viską, ką jūs mėgstate, galima suvynioti į sušį. Tad pradėsime. Ką pirmiausia mums reikia pasidaryti? Pirmiausia, aš uždėsiu virti ryžius. Ir kol virs ryžiai, aš pasiruošiu daržovės, susipjaustysiu, susmulkinsiu, krabų lazdelių nesmulkinsiu, tiesiog vyniosiu štai taip. Kaip juos gaminti? Mano atveju, būtent štai šios ryžius rašo, kad reikia 250 gramų ryžių nuplauti ir supilti į šaltą vandenį. Šalto vandens mums reikia 330 ml. Pas mane yra pakelis pusę kilogramo ryžių, aš jį visą supilsiu ir supilsiu į 660 ml vandens. Ir virsiu 15 arba 10 minučių tol, kol jie išvirs. Ryžiai mano vandenyje. Jeigu nenusižengiant instrukcijom, tai 500 ryžių ir yra 660 ml vandens. Bet vėl, ryžiai yra ryžiai. Ryžiai nelygus ryžiams. Šie ryžiai specialūs sušim, jie tokie truputį kitokie, jie turbūt yra žymiai lipnesni, nei būtų įprasti. Bet esu vyrusi ir su paprastais ryžiais ir žinau, kad viskas pavyko. Dabar dėl vandens kiekio. Mano akim čia man vandens mažai. Aš tiesiog žiūrėsiu. Užvirs ryžiai pavirs. Jau tada matysiu, ar čia man dadėto vandens ar ne. Nes ryžiai turi būti tokie, kaip jums pasakyti, neklampus, bet lipnus. Nes jeigu bus labai sausi, jie sueis į gumuliukus ir paskui labai bus sunku tolygiai išlyginti ant sušį lapų. Kol ryžiai virs, užvirs vanduo, žinoma, kas kart mums reikia juos maišyti, kad neprisviltų. Po 15 minučių paragausiu, jeigu ryžiai minkšti, tiesiog išjungsiu ir daugiau aš jų nebevirsiu, nes labai perverti ryžių irgi nereikia. Ryžiai verda, pasiruošime daržovės. Kadangi žiema, aguročio luoba vis vien yra kietesnė
nusilupu luobą. Aš daugmaž agurką pasimatavau, kad man plius minus užtektų, nereikėtų iš gabaliukų dėlioti, uždėjus ant suši lapų. Ir dabar tiesiog paprastai jį pasismulkinsiu. Agurką persipinam per pusę, dar per pusę ir tiesiog pasipjaustom šiaudeliais. Šiaudelį storumą, ilgumą, žinoma, reguliuokit jūs, brangūs žiūrovai. Nusilupsiu avokadą. Nusilupam avokadą, įsijimam avokado viduriuką ir aš tiesiog paprastai jį susipjaustysiu. Nepamirštam maišyti ryžius. Dirbam, kartu pjaustom daržovės ir vis karts nuo karto bėgame pamaišyti ryžių. Suši darysiu su svogūnų laiškais ir porais. Porą irgi truputėlį pasismulkinsiu. Suši vyniosim. O kad juos vynioti, mums reikia štai tokio kilimėlio. Kilimėlį mums reikia pasiruošti, kadangi mes negalim čia pridėti lapų ir sukti, nes viską, žinokit, lips. Tiesiog aš visuomet imu maistinį plėvelį ir kilimėlį suvynioju. Kaip ir sakiau, ant 500 gramų ryžių 660 ml vandens, tai buvo žiauriai mažai, nes šios ryžius pirkau Tesco, kitą kartą pirkau ir Sainsbury, Morrison, tai kaskart realiai pirkau vis kitokius, nes ne visuomet galiu rasti būtent ryžių skirtų suši. Tad šį kartą radau Tesco ir va štai nusipirkau. Parašytam pakelio vienaip, bet kaip visuomet reikia daryti savaip. Tad aš dar dapyliau, žinokit, 100 ml vandens. Tai jau pas mane ant 500 ryžių yra 760 ml vandens. Pas mane yra 5 lapai. Bet aš visuomet perku 2 tokius pakelius, kadangi man 5 lapų neužtenka. Dažniausiai darau truputėlį daugiau. Ir dabar žiūrėkit, yra lapai skirtingų tokių ne tik spalvų, bet skirtingos lapų pusės. Yra glotnioji pusė, aš labai tikiuosi, brangūs žiūrovai, kad jums matosi, ir yra tokioji šiurkščioji. Tai vat ant šitos šiurkščios pusės aš dėsiu ryžius ir reikalingus produktus ir paskiau linijos. Aš labai tikiuosi, kad jūs matote linijas, tokios smulkios linytės. Tad būtent horizontaliai, kai eina linijos, mums reikia laikyti suši lapą. Ne taip, ne vertikaliai, o horizontaliai. Ir dar noriu su jumis pasidalinti šiokią tokią gudrybę. Kadangi, manau, kas verdate, mėgstate ryžius, žinote, kad jie išvirę būna tokie labai lipnus, ar ne? Suši mums reikia tokių lipnių ryžių, bet dedant juos ant suši lapų, žinokit, jie nenori tolygiai lygintis. Tad mes padarysim vieną gudrybę. Mums reikia gan karšto vandens, cukraus, druskos ir citrinos sulčių. Galima štai tokių arba galima spausti natūralis. Ir dabar į karštą vandenį dėsime cukraus, druskos ir citrinos sulčių. Vanduo turi būti saldokas, jaustis turi cukrus, jaustis turi druska ir citrinos sultis. Paprasto vandens, šilto karšto vandens tiesiog naudoti nepaturiu, kadangi kai išvirs ryžiai, jeigu jie bus sausi, jie nenorės teptis, būtent tokį vandenį, saldžiarūgštį vandenį, mes po truputėlį dėsime ryžius ir maišysime. Taip pat būtent tepdama ryžius ant suši lapų, aš mirkysiu mentelę į šį vandenį ir po to, kai pjaustysiu suši, kad peilis pjaustytų gražiai ir tolygiai, taip pat būtent šiame vandenyje aš šlapinsiu peilį. Stebuklingas vanduo. Dabar tai lieka sulaukti, pakol ryžiai pravės ir dirbsime toliau.
ryžiai pravėsiu ir žinoma, man dabar juos bus labai sunku dėti tolygiai ant suši lapų. Na ir aš po truputėlį, visai po nedaug, dėsiu saldžiarūgščio vandens, pasaldinto, pasūdyto ir parūgštinto vandens ir vis pamaišysiu. Ir taip darysiu iki tol, kol mano manimu ryžių klampumas man bus pats tas. Pagaliukai turi būti horizontaliai, kadangi mes kilimėlį su sušio lapu vyniosime. Jeigu bus taip, tai mes tikrai nieko negalėsim padaryti. Ėmame vieną lapą, kaip ir sakiau, šiurkščiąją, kuri pasišiaušusi pusė, dedame į viršų, o glotnioji bus apačioje. Taip pat, kur eina linijytės, jos turi būti horizontaliai. Ir va vėl pastovi ryžiai ir jie vėl, žinokit, tirštėja. Toks vaizdas, kad tiesiog jie sugeria vandenį. Na, mes dabar tiesiog kartu su jumis išbandysime, ar man dar reikia ryžių, ar man dar reikia dėti vandens į ryžius ar ne. Mentelę. Galima tai daryti iš aukšto, bet aš imu mentelę. Reikia irgi sudrėkinti vandeniu, nes kaskart lyginant ryžius, šiaušis ryžiai, o kai mentelė būna drėgna, taip pačiai, kaip ir minėjau, mirksime į pasaldintą, parūgštintą, pasūdytą vandenį. Tai viskas, žinokit, tikrai gan neblogai išeina. Pasiruošiu servetėlę, kadangi dažnai reikia ir pavalyti, ir nusausinti mentelę. Dėjau tikrai nemažai vandens ir pasižiūrėkite, ryžiai vis vien eina į štai tokį vieną gniutulą. Ryžiai dar pas mane šilti. Aš tiesiog šaukštą apipilu. Ir taip viską lyginsim. Taip pat, kai lyginsim ryžius, kokį pusę centimetrą turim palikti pliką lapą. Tai yra, mums čia ryžių iki pačio krašto nereikia, kadangi sušlapinsim ir tai bus kaip kokie klijai, kurie mums sutvirtins visą mūsų suktinuką, sušį suktinuką. Va, ir matot, ryžiai jie nori lipti, ar ne? Ir jeigu aš dabar nemirkyčiau vandenį, tai darbas būtų, žinokit, tikrai labai sunkus. O kai mentelė yra šlapi, ryžiai nelimpa, ir darbas, žinokit, einasi labai greitai. Pavyzdžiui, anksčiau galvodavau, kad suši tai kažkas tai magiško, kažkas tai labai sunkaus, reikalingi kažkokie be galo brangus specialūs produktai. Na taip, reikia tik tai suši lapų, ten pastos kokios, sojos padažo ir realiai viskas. Ir ryžių, patartina ryžių. Tai kaip ir minėjau, kartais kokie man patinka ryžių aš negaunu, tada tenka pirkti iš kitos parduotuvės ir tada būna problemų. Pakelio rašo vienaip, o realybė būna kaip visada visai kitokia. Taip pat dabar matote, aš čia plepu su jumis ir vis kloju, ryžiais iškloju lapą. Labai storai nereikia daryti, taip pat, kad lapas persišviestų, taip pat nereikia daryti. Na, tiesiog skonio reikalas. Pas mane čia, aš manau, kokie 3-4 mm yra ryžių. Tiesiog aš ryžiais pakavoju, užkloju visą sušį lapą. Ant kraštelių irgi stengiuosi gerai pridėti. Dabar dar nešlapinu, nes jeigu pašlapinsiu, tuoj lapas susisuka, susirūkšlėja. Ir štai, mūsų suši lapas yra paruoštas, yra apdengtas ryžiais. Aš noriu pasidaryti su krabų lazdelėmis. Truputėlį atsitraukiu nuo krašto, kadangi man reikės pirmą užvynioti, kokius 1 gerą centimetrą. 3 lazdelės man yra per daug, tad aš truputėlį nupjausiu. Dėsiu avokado. Dėsiu svogūno laiškų. O čia ant viršaus uždėsiu agurko. Nu ir gaunasi štai toks kalnelis. Ir dabar imsiu iš krašto
Ir tiesiog suksiu pirštų pagalba. Vieną kartą užsukome. Tiesiog reikia užsukti kartu su vaisiais. Tiesiog užsisuka vieną kartą. Kartu su daržovėm. Atsitraukiam. Noriu pašlapinti kraštelius suši lapo. Matot, viskas čia pas mus gerai sukimba. Tuomet imu kilimėlį, vėl truputėlį spausdama suku. Visuomet va taip rankom paspaudžiu. Dar truputėlį. Ir štai viskas. Ir viską vėl pakartojam. Imame ryžius. Labai tikiuosi, brangus mano žiūrovai, kad šis jaunas kanalas jums patinka. Dar receptų nėra daug, bet ateityje vis gausės ir darysim mažus sumuštinukus, užkandėlės įvairias. Tiesiog laisvu metu nuo užsakymų, nuo saldžių tortukų aš stengsiuosi padirbėti kartu su jumis, gamindama įvairų skanų maistą, kurį pati arba mano šeima labai mėgsta. Labai ačiū visų, kurie prenumeruojate kanalą, kurie statote laikus, kadangi tai yra jaunas kanalas, tai kiekviena jūsų prenumerata mums su sūnumi yra labai diena, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandieną mes pasigaminsime labai skanų patiekalą, tai yra gaminsime sušius. Aš manau, daugelis iš mūsų mėgsta šį skanų patiekalą, bet ne kiekvienas drįsta jį pasidaryti arba paragauti. Tiesiog dabar man reikia derinti. Štai, sudėjome lašišą, dabar sudėsiu avokadą, lašišą, avokadas, agurkėlis ir dabar įdėsiu tepamo sūrio. Sūrio tiesiog įdėsiu va taip šalia, daug nededu, vos. Galime dėti ir prie krabų. Tiesiog jeigu mėgstate sušį su sūriu ar ne, tai gali būti soft cheese, gali būti lydytas sūris. Dėkite į kiekvieną sušį. Ir įdėsim svogūną. Viskas. Biškį paspaudžiu, kad čia man niekas neiširtų. Ir vėl suksime. Tiesiog kai suku, taip vis rankom paglostau, sulipinu, kadangi ryžiai jie limpa. Ir atsargiai nuimu kilimėlį, šlapinam lapą ir dar kartelį užsukam. Jeigu labai spausime, žinokit, irgi reikia spausti, bet reikia, kaip sakau, švelniai su meile, nes suši lapas tiesiog gali sutrukti. Spaudžiame labai švelniai, kad suši lapas nepradėtų mums čia trukinėti. Tad štai turim dvi jau suši lasdeles. Vieną su krabais, vieną su lašiša. Paskui labai matosi, kur kas. Ir štai tokiu būdu mes lengvai ir nesudėtingai pasidarysime suši, o dabar eisime juos apkepti. Kad apkepti suši, man reikia trupinių, nes būtent šiuose trupiniuose aš valiosiu suši. Uždėjau kaisti keptuvę, įpilsiu šlakelį aliejaus. Aliejaus neturi būti labai mažai. Tiesiog, jeigu bus mažai aliejaus, suši jisai labai svils. Kadangi suši ruloniukas bus apvyniotas trupiniuose, tai jisai žino, kad jeigu bus mažai aliejaus, jisai jiems taip svilti. Sušio gerai prilipti trupiniai. Aš greitai prasimaišiau 3 kiaušinius. Kiaušinius įpyliau į lėkštę ir tiesiog dabar darysime, brangūs žiūrovai, taip. Pirmiausia, suši pavaliosiu kiaušinyje. Tuomet įdėsiu į trupinius. Išvaliosiu trupiniuose ir dėsiu į keptuvę, kadangi jau mano aliejus yra įkaitęs. Labai paprastas, nesudėtingas būdas ir dabar truputėlį kantrybės, kadangi mes suši turim apskrūdinti iš visų pusių. Vat matot, jeigu dabar aš jį pajudinčiau, jisai jau truputėlį skrūsta, bet aš noriu dar labiau. Jį taip pačiai padarysiu ir su kitu suši. Ir galiu dėti keptuvę, kadangi čia man pareis net 3 suši. Galiu 3 suši kepti vienu. Kai tik apskrus, visą tai minsim ir pakeisim kitais.
Tie 6 sušiai, tai yra 6 sušių ruoniukai, kuriuos dabar reikia susipjaustyti. Minėjau, peilis neturi būti sausas. Jeigu susidrėkiname ir jisai per daug, pas mus drėgnas, tai žinoma galime nusisausinti. Ir dabar pjaustysim sušį. Štai toks skanėstas mums išeina. Kaip pjaustome, priklauso nuo jūsų. Galime labai plonai susipjaustyti, galime storiau. Nepatingėkit kas kart nuvalyti peilį ir sudrėkinti. Nes ryžiai toks dalykas. Vieną kartą nusipjauna gražiai, o jau kitą kartą pjaunasi ir su tokiu klumpumu ir purvinasi krašteliai. Sušis su krabo lazdelėm. Nedidelį indelį, lėkštutę, įpilsiu sojos padažo ir padėsiu ant lėkštutės kampo. Jeigu mėgstate aštriai, tai būtent šis padažiukas jums labai patiks. Man jisai primena krienus, net kvepia kaip krienai, tiesiog aštrus krienai. Ir jeigu mėgstate, tai kažkur ant lėkštutės kampelio galima išspausti. Ant lėkštutės kampelio išsispaudžiau padažiuko ir tiesiog valgant bus galima dažyti. Tad skanaus. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad buvote kartu ir labai tikiuosi, kad gaminate. Ir dar labiau tikiuosi, kad jums šis receptas tiks ir patiks. Tad brangūs žiūrovai, ačiū už palaikymą, už prenumeratas. Kadangi kanalas pas mus yra jaunas, tai kiekviena jūsų prenumerata ir palaikymas ir laikas mums tikrai labai daug ką reiškia. Tad brangūs žiūrovai, iki susitikimo kitose video receptuose. Ate?